Mėly bičiuliai, festivalis Sveika neringa vyksta jau nuo vakar dienos, kai kam jis prasidėjo jau pirmadienį, nes ten Focus Running bėgikai išlydėti su festivalio Sveika neringa vėliava čia į Nidą. Per 5 dienas jie įveikė 430 km, aplankė ne vieną miestą. Kaip jiems sekėsi bėgti ir nešti tą vėliavą čia į Nidą, dabar pasakojimas reportaže. Pirmadienis 12 valanda dienos. Šalia Vilniaus rotušės būriuojasi klubo Focus Running bėgikai. Jų tikslas per 5 dienas įveikti 430 km. Pradedam bėgimą iš Vilniaus ir bėgam iki Nidos. Bėgam 5 dienas, bėgam per Trakus, per Prienus, per Kauną, per Jurbarką, per Šilutę iki Klaipėdos. Po to iš Klaipėdos per vandenį ir bėgam iki pat Nidos. Bėgikus išlydi Vilniaus vicemeras Linas Kvadaravičius. Linkim neringai saulės, gero sporto ir gerų emocijų. Startavę sostinėje bėgikai pajuda pajūrio link. Pirma stotelė Prienai. Sportininkus pasveikina Prienų meras Alvydas Vaicekauskas. Antroji stotelė Kaunas. Laikinosios sostinės meras Visvaldas Matijošaitis bėgikus pasitinka su sveikuolių kokteiliais ir dovanomis. Bėgikų nuotaika puikiai, pasiryžimas milžiniškas. Labai gerai. Aišku, biškį karštą. Biškį šilumą pamažinkit. Įpusėję kelionę bėgikai stabteli Jurbarke ir galiausiai pasiekia Šilutę. Čia jie sveikinasi su meru Vytautu Laurinaičiu ir miesto gyventojais. Prieš paskutinę stotelę Klaipėda. Šiuo metu esam Klaipėdoje, prie senosios perkėlos, už mano nugaros ir kelsimės į Neringą ir bėgsim paskutinius 50 km. Tai viso nubėgę esam 380 km, mūsų klubo bėgikai ir liko paskutiniai 50 km, tokie trofėjiniai per vieną nuostabiausių vietų, man bent jau tarsi kitam pasaulio krante, tai yra per Neringą. Padžiazavę su meru Vytautu Grubliausku bėgikai pradeda paskutinę atkarpą. Penktadienio vakarą klubo Focus Running bėgikai kelionę įveikia sėkmingai. Finišuoja Nidoje. Neringos miesto merui Dariui Jasaičiui jie įteikia vėliavą su Lietuvos miestų linkėjimais. Šiaip viskas ėjosi, galiu pasakyti, tikrai labai sklandžiai, priešingai mūsų ekspektacijom. Atbėgom lygiai tuo laiku, kada turėjom atbėgti. Kažkokių tai iššūkių, avarijų nebuvo, nenutiko. O pakankamai karšta, tai kai kuriem bėgikam buvo tiesiog ne Sahara, bet šiek tiek to iššūkio. Šiaip bėgti pakankamai buvo malonu dėl žmonių, ypač kai kurių vairuotojų, reakcijų. Ir džiugesys, ypač bėgant Neringoje, buvo viduj, sieloje ir tiesiog faina, džiugu. Perbėgę visą Lietuvą per 5 dienas bėgikai sako, kad mielai kelionę pakartotų. Ar tai taps festivalio Sveika neringa tradicija, pamatysime kitais metais.